Sveiki visi, čia su jumis sveikinuosi, aš Tautvis Pro Gaming ir šiandien žaidžiam FIFA 15 Ultimate Team. Naujas sezonas, žinoma, ir esu jau palošęs. Ne taip ir ilgai, bet esu palošęs truputį. Tai jo, tai mes žaisim sezoną ir manau nespėsim jo įveikti, nes jau truputį sužaidžiam ir va štai mano komanda. Puolimas geras mano ir gynyba nebloga. Na taip, dabar kontrakto turėk va. Ok, tai pirmasis varžybas bus prieš Astrolės komandą. Tak. Čia neėmė Skype'ą, man. Jo. Tai jo, pradėkime varžybas. Čia negalima multiplayerio. Būtų gerai, kad būtų galima. Blemba, ką mane tik poliai pavargė. Kai gavau tą dešinį polėją, tai labai džiaugiausi. Ir gražus smūgis. Tuoj palaukit, squad. Gal aš tai padarysiu, nes tas mano geras polėjas gali labai pavargti ir iš vis nebepažaisti. Va tas va polėjas tai palsėjo gerai. Todėl ir įvartis, taip. Cristian Benteke. Cristianas Benteke muša įvartį. Cristianas Benteke muša įvartį 12 minutę. Vėl Cristianas Benteke perima kamuolį. Cristianas Benteke be pasų žaidžia. Tai ir buvo keitimas, Kamara keičiamas į Friday. Taip, geras puolėjas iš Nigerijos, atėjęs į šią komandą. Ir jam patinka, pats sakė, šitoj komandai, nes jisai ir mušo įvarčių. Nuošalė. Ir štai būtų spiriamas smūgis. Ir dabar ataka prasideda ir prieš Tratenį, kaip ten ta komanda. Ką žinau, varšau šitą komandą, tai jo kova tik tai įpusėjo. Varžybos tik tai įpusėjo. Taip, bandys kersą daryti. Taip, ir Cristianas Benteke įvartį. Cristianas Benteke, 2 įvarčiai šitose varžybose. Blema, kam aš taip komentuoju, bet man įdomu. Taip, Cristianas Benteke muša antrą įvartį, 35 minutę. Ir pirmas kėlinys jau įpusėjęs. Ir dabar Cristianas Benteke. Benteke bando apžaisti vartininką ir jisai tai tikrai darys. Ir nieko gero. Manau, kad mutveriai tikrai valdo daugiau kamuolį. Tuoj pažiūrim procentus. Akavai. Taip, antras kėlinys. Taip, pradėkime antrą kėlinį ir 2-0 mutveriai laimė. Ir perėmė kamuolį mutveriai. Autas. Spėjo ištraukti kamuolį. Ir Benteke bandys perimti kamuolį. Mutveriai baudų nedaro. Kaip jie tokie
lyg be baudų lošė. Buvo viena baudėlė tenai iš Ispanijos Atletico Madrid žaidėjui, kai jisai gavo raudoną kortelę už tą mušimą. Nors šiaip jisai buvo nekaltas. Čia teisėjas lygtais turėjo pagalvoti apie ne jį, o tą kitą žaidėją, prieš kurį jam baudą padarė. Ir teisėjas skyrė kortelę dar tam Atletico Madrido žaidėjui. Tai Bentekė bando pasimušti. Ir nieko nepavyko Bentekei. Taip, ir jau video 5 minutės. Jo, tai varžybas baig. Jau pasėjo kėlinys, kaip ir aš sakiau. Ir atsargiai. Gerai, šunoliai. Mutveriai dabar kol kas laimi 2-0 rezultatu. Čia baudelė. Čia jau reikia į aikštelę duoti. Oi, gražu. Ir koks smūgis būtų gražus. Labai gražiai būtų pramušę. Taip, ir jau galime sveikinti Mutverį su pergalė. Rezultatu 2-0. Jie laimėjo šias rungtynes, o gal dar ir gali būti daugiau įvarčių. Bet viskas. Mutveriai sveikinami su pergalė ir jie laimi šiandien šias varžybas. Taip. Jo, viskas. Mes laimėjom. Tai jo, žmonės, dar darysim visokius pakus, viską atidarinėsim, žaisim viską. Tai ačiū, kad žiūrėjote, šis mūsų buvo Tautės Pro Gaming ir iki kito karto. Bye!